Kalbėkit, nes kai nustojam kalbėti, tada kyla konfliktai. Labas, čia jaunimas be filtro. Aš Elinga ir šiandien su savimi turiu... Teodora. Teodorai, papasakok šiek tiek apie save. Sveiki visi, tai aš esu Teodoras, man yra 16 metų, mokinuosi 10 klasiai ir išskirtinis dalykas apie mane būtų yra tai, kad aš esu ateitininkas. Kas tie ateitininkai? Nes aš, pavyzdžiui, nieko apie juos visiškai nežinau. Tai nėra labai dažnas dalykas ateitininkai, nes visame pasaulyje mūsų yra gal apie 2000. Tai ateitininkai yra labai iš tikrųjų sena lietuviška organizacija, kuri buvo įkurta dar prieš Lietuvos nepriklausomybę 1918-aisiais. Ateitininkų tokią kaip idėją sugalvojo katalikai studentai, kurie mokinosi tuo metu Belgijos viename iš universitetų. Jie galvojo, kad mums reikia kažką galvot, kaip Lietuvą puoselėt, saugot, katalikišką kultūrą skatint. Ir tada 1911-aisiais Kaune ir įkūrė ateitininkų organizaciją. Ir aš jai priklausau jau 6 metus. Ką jūs tiksliai darote ateitininkuose? Ateitininkai iš tikrųjų labai faina ir nuostabi organizacija. Mes joje labai daug diskutuojam įvairios patriotinės katalikiškos temos, užduodam labai daug klausimų. Ar tas gerai, ar anas gerai, kaip gyvent geriau, kaip skatinti, suderinti savo gyvenimą ir gyvenimą katalikiškai, tautiškai. Mes netgi vadovaujamės tokiais 5 principais, toksai trumpinys yra TVIKŠ. Tai tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Tai pagal šios 5 principus mes ir gyvenam. O ką taip veikiam, tai mes organizuojam įvairius šokių, dainų, poezijos vakarus, diskotekas. Garsėjam savo stovyklomis, yra viena labai didelė stovykla prie Panevėžio, tokia Berčiūnų stovykla, o vyresniems yra sezoninės akademijos. Tai per jas mes klausom įvairių liudijimų, kaip žmonės atsiverčia į tikėjimą, kokie jie buvo prieš tai, po to, kaip jie suderina savo gyvenimą su aktyviu visuomenės veikimu, su tikėjimu ir mes stengiamės pagal tai gyventi ir puoselėti Lietuvą. Tai aš kaip suprantu, jūsų pagrindinė tokia idėja yra skatinti visą Lietuvos kaip ir katalikiškumą, ir aišku, tokias tautinės vertybės. Taip. Tai pats kaip suprantu, esi irgi katalikas. Taip, aš esu katalikas. Kas tau yra tikėjimas? Kaip tu supranti šitą frazę? Tikėjimas, jisai kiekvienam žmogui gali būti skirtingai. Gal dauguma iš mūsų gali sakyti, kad, aš tikintis esu, bet žmonės vis tiek švenčia tik kokias Kalėdas ir Velykas, komerciškai. Kiek iš jūsų actually sakot, kad esat katalikai ir nueinat į bažnyčią kiekvieną sekmadienį? O mes tiesiog stengiamės kažkaip geriau pažinti Dievą, suprast pasaulį. Man tikėjimas yra klausimų uždavimas ir jeigu tu matai, kad yra kažkas sunku, tai tu pasimeldi vis tiek, nes kad ir kokia tau sunki aplinka, bloga situacija, sunkumai, tai jeigu nėra į ką kreiptis, tai žinai, kad yra Dievas. Gali jo paklausti jokios pagalbos arba pasiguosti jam, kad tu nieko nesupranti, kas vyksta. Tikėjimas man yra tokie kaip klausimai, stengimasis suprasti pasaulį ir tokia pasaulėžiūros formavimas. O ką manai, pavyzdžiui, apie šiuolaikinį jaunimą ir jų tikėjimą? Nes dabar vis tiek tas tikėjimas labai tokią vertę yra praradęs, bent jau mano nuomonė. Ir nekalbu tikrai apie tuos, kurie, pavyzdžiui, išpažįsta kokį kitą tikėjimą, nes vis tiek dabar turime tokią didesnę įvairovę, kai mes galime actually rinktis. Bet ką manai apie jaunimo tikėjimą šiais laikais? Aš manau, kad vis tiek tasai jaunimas yra labai skirtingas. Man nėra tekę bendrauti su jaunimu ar apskritai žmonėm, kurie turėtų kitokį tikėjimą. Vis tiek kokio nors tipo krikščionis, stačiatikiai ar katalikai, bet kad kitoks tikėjimas nėra tekę bendrauti, o mūsų jaunimas jis toksai labai kritiškas yra. Jisai žiūri į tą istoriją visų tų religijų atsiradimo, mato, kokie gal geri, nelabai geri dalykai įvyko vardan to tikėjimo ir jisai labai stengiasi nesirinkti pusių, kas iš dalies yra tikrai suprantama.
O šiaip aplamai toks tikras tikintis jaunimas, tai jisai pakankamai sunkiai atrandamas, nes vis tiek dauguma labai komercializuotai švenčia tas visas šventes ir daug labiau į tai, kad dovanos šventėje, smagumai tą patį kažkokie. norėjau pasakyti, kad dabar realiai žmonės kalėdą švenčia dėl dovanų. Jo, kalėdos gavas biškitas toks materiali šventė. Jo. Labai materiali šventė. Jo, ir dauguma iš mūsų iš tikrųjų, tie, kurie iš jūsų yra tikintis, jie pamiršta tiesiog, kad švenčiam vis tiek Kristaus gimimą. Nežinau, kiek iš jūsų tai yra aktualu, bet man ir kitam tikinčiam jaunimui tas yra iš tikrųjų svarbu ir jeigu žmonės stengiasi atrasti kokį nors tam tikrą tikėjimą, jiems reikėtų stengtis suprasti, kad tokios šventės jos nebereikalo yra. O pavyzdžiui, aš kaip suprantu, tu nenoriu sakyti rimtai, bet tu giliai tiki, kaip suprantu. Esi toks tylus, religingas žmogus. Jo, aš esu apsisprendęs, aš ginu savo tikėjimą, aš stengiuosi, kad nesmerktų jo kažkaip. O yra, pavyzdžiui, kažkaip, tai paveikia to, sakykime, kasdienybę, bendravimo su kitais. Nedaro tai kažkokios, pavyzdžiui, įtakos, nes dabar, man atrodo, tas tikėjimas yra labai paviršutiniškas visų ir ar nebūna taip, kad, nežinau, būna gal kokių konfliktų tarp nuomonių? Tarp nuomonių konfliktų visada būna, kas yra iš tikrųjų labai normalu ir kartais netgi gerai, tačiau tie konfliktai, jie turi būti su abipusė pagarba. Aš asmeniškai labai mėgstu diskutuoti ir kalbėti su žmonėm, kurie yra skirtingų nuomonių ir pažiūrų, bet jeigu tas žmogus gali irgi išlaikyti abipusę pagarbą, nemenkint kažkaip, tada jo, žinoma, aš mielai su to žmogum diskutuosiu ir kalbėsim apie tas mūsų pasaulėžiūras. Kokia yra tavo nuomonė, pavyzdžiui, ant tų žmonių, kurie laiko save katalikais, bet vis tiek, sakykime, daro tas visas nuodėmes ir ypač, pasakykime, pavyzdžiui, hookup culture. Kokia tavo nuomonė į tai? Aš manau, kad mes vis tiek visi esame žmonės. Mes darome nuodėmes, aš irgi darau nuodėmes, mes visi darom blogų dalykų. Tačiau jeigu tie visi žmonės, kurie tik vadina save krikščionėmis, bet visiškai nesistengia kažką pakeisti, nors kiek, tas yra labai blogai. Vis tiek reikia mokėti peržengti per patį save ir sakyti, aš tikrai padariau tai blogai, aš įskaudinau tą žmogų, aš kažką blogo padariau, kažką sugadinau, sugrioviau. Tu supranti ir tu sakai, čia buvo mano klaida, mano kaltė, mano bloga mintis, blogas darbas ir tu atsiprašai už tai, nuoširdžiai. O visi ten tie dabartiniai hookup culture, tai... Be komentarų. Ne tai, kad be komentarų, bet labai gaila tų žmonių, kurie pamirštų iš tikrųjų, kad koks iš tikrųjų svarbus ir jautrus dalykas yra tie artimi labai santykiai su žmogum, nes tu negali tiesiog su bet kokiu randomu gatvėje susihukupint. Vis tiek turi būti kažkas, tu tą žmogų mylėt turi, nes kai nėra meilės, nėra kažko gilesnio, tu ir save nužemini labai stipriai ir tiesiog parodai, kad tu esi menkavertis žmogus. Yeah. Bet jeigu tu tą dalyką darydavai ir tu galų gale supratai, kad čia žiauriai blogai buvo, tai ieškok žmonių arba stenkis, nors nesisteng pats, vis tiek stenkis susirasti kažką tokio, nes tikrai atsiras žmonių, kurie tau padės to dalyko. Man dėl to, ko labai patinka ateitininkai, kad visokių žmonių ten ateina. Ateina tokių, kurie gal iš pradžių buvo netikintis arba abejojantis, bet kuo toliau, tuo labiau į jų klausimus buvo atsakyta. Mes turim labai labai fainus įvairius kunigus ir klierikus, kurie sako liudijimus. Įvairūs kiti tokie studentai, žmonės, kurie kažkada buvo labai aktyvūs ateitininkai. Jie labai fainus liudijimus duoda. Jie labai jautrias savo istorijas pasakoja ir tu gali užduoti klausimus. Ir mes tarp ateitininkų skatinam užduoti klausimus, kad stengtis pasiekti viską, pasiekti tą mūsų aiškumą ir daryti gerą ir pasitaisyti, nes tikrai Dievas jisai gali daug dalykų atleisti, bet reikia gailėtis, reikia suprasti, kad tu darai tai blogai. Jo, aš į tos religijos dalykus gal pati negaliu plėstis, nes pati nevadinčiau save tikinčią, bet žiūrint net iš tos tokios vertybinės ir savo vidaus pusės, visa ta hookup culture ir tie one night standai ir panašiai, kaip tu sakai, tai yra savęs žeminimas. Tu neturi jokio ryšio su to žmogum ir tiesiog parodai savo vertybės, kurios yra labai menkavertės. Ir toks, nei atrodo, kad tu tą žmogų gerbi, nei tu savęs labai gerbi tada. Tas bendravimas, draugavimas, tie visi prisilietimai, jis nėra toks
mažas dalykas, nu tai vis tiek yra intimu, tai yra artima labai. Ir kai tu gali ten, nežinau, 2 dienas pabendravęs su to žmogum ar tą patį vakarą pamatęs jau ten Fitimit. fitimit, nesinori sakyti ant kameros, bet visokius fitimit, nu toks Nu, gėda tikrai. gėda. Toks second hand embarrassment, kaip sakoma. Nežinau, kaip lietuviškai, bet second hand Svetima gėda. Svetima gėda, o būtent. Be žodžių, aš be žodžių. Nu, gal tas žmogus, jeigu taip bandant suprasti tos žmonės, kartais būna tokių žmonių, kurie gal labai nukentėjo, gal jiems labai tos meilės trūksta ir gal tai jiems yra vienintelis būdas gauti kažkokią tai artumą, nes arba juos labai nuskriaudė meilės reikaluose, gal jie net nebuvo tokie žmonės, kurie susihukapintų su visais, gal juos iš tikrųjų kažkas labai nuskriaudė, sulaužė jų pasitikėjimą, jausmus ir dėl to jie kartais ieško su visais tais hukapais ir susideda su pačiais blogiausiais ir žemiausios savivertės žmonėm. Jo, tai atrodo galbūt kai kuriem net tas kaip prieglobstis, tipo, kad aš būsiu kažkam reikalingas, nesvarbu kokiam formam. Ką galiu pasakyti apie šitą dalyką, tai yra pilnas kelių ir visą laiką nėra būtina pasirinkti tik vieną. Ir vat kaip sakei, būna visokių žmonių, bet svarbiausia, kad tu gali keistis. Taip. Nesvarbu, kokia bus tavo praeitis, tu vis tiek gali pakeisti savo tiek dabartį, tiek ateitį. Tai minėjai, kad ateitininkuose jūs kažkiek ir einat į tą tautiškumo pusę. Taip. Viena iš mūsų 5 tų vertybių. Jo. Ką manai dabar apie jaunimo patriotizmą ir kaip jaunimas žiūri į savo tapatybę, tą lietuvišką tapatybę? Aš manau, kad kuo toliau, tuo jaunimas, jisai, bent jau tikrai didžioji dalis jaunimo, jie yra patriotiški. Jie ir palaiko visas savo krepšinio rinktinės užsienyje. Jie užsienyje atstovauja Lietuvą. Ir kuo toliau, tuo mes labiau sugebam mylėti savo šalį, kovoti už ją, už jos istoriją, nes kai aš mažas labai buvau, tai galvodavau, kodėl aš Lietuvoje gimiau, čia tokia maža valstybė, čia mūsų ta istorija kažkokia labai mus skriaudė tos lietuvius, trėmė į Sibirą, užkariavo mus visi, kodėl čia taip yra, bet kuo toliau tuo labiau vertini tą istoriją, vertini savo senelių, protėvių auką už mūsų laisvę. Šiaip šnekant, aš atsiprašau, kad pertraukiu, tas, kad mus labai skriaudė, žinai, yra, man atrodo, dėl to, kad jeigu ta valstybė nebūtų stipri iš žmonių pusės, niekas tiek neskriaustų, vieną kartą okupuotų ir viskas, ta prasme, ir nebeliktų jų. O mes, esam šiaip arši valstybė. Mes mėgstam pakovoti už save. Ir man yra taip gražu matyti visas akcijas, protestus, išėjimus į gatvę, kur mes rodom, kad net jeigu mes esam maži, mūsų širdise yra labai daug. Taip, aš tikrai su to sutinku, nes galim pažiūrėti į 19 amžių, kada Lietuva buvo okupuota tuometinės carinės Rusijos imperijos. Ginklais mes nelabai kovojam, bet mes kovojam pasitelkdami knygnešius. Mes išsaugom savo lietuvišką kultūrą, lietuvišką spaudą, nes mus nurusinti bandė sunaikinti mūsų kalbą, kultūrą, bet mes išsilaikėm, išsikovojom ir galiausiai. Kas yra labai smagu, kad mes vis atrasdavom būdų, kaip tai padaryti, kaip apeiti tą sistemą. Ir vat, kai minėjai knygnešius, ne kiekvienas apie tai pagalvotų. Galbūt būtų tokių žmonių, ir žinoma, buvo tokių žmonių, kur galvoja, okei, mus nori surusinti, ką čia padarysi? Nori, tai nori. O bet kad atsiranda tokių žmonių, kurie apsiema tuo, savo gyvybę aukoja netgi. Žmogui šiaip yra pats svarbiausias dalykas, jisai pats. Bet atsiranda tokių žmonių, kurie gali paaukoti save už visų kitų gerovę. Taip. Tas yra labai gražu. Taip, yra toksai ir posakis, nėra didesnės garbės negu galvą už tėvynę padėti. Kas gal kai kuriems žmonėms atrodo baisu, tikrai niekas nenori numirti. Tau nereikia mirti, tu gali kovoti, tu gali padaryti kažką tokio, o ta mirtis, tai tiesiog, jeigu ypatingai iš religinės pusės pasižiūrim, tai mirtis nėra pabaiga. Po mirties mes, žiūrinti savo gerai ar blogai gyvenam, žiūrėsim, kur tu keliauji. Bet tikrai, aš irgi, kai mažesnis, jaunesnis buvau, aš irgi tikrai galvodavau, kad, karas bus, ką mes padarysim. Mes esame maža valstybėlė, nieko čia tokio rimto mes nepadarys. Bet kuo toliau, tuo geriau. Mes turim sąjungininkus. Mes, jeigu net nežiūrint į sąjungininkus, mes turim vieni kitus. Mes galim kovoti tiek ginklu, tiek žodžiu, tiek vėl kažkokį naują būdą pasitelkti. Mūsų labai daug susibūrė, kas yra labai gražu, kai aš dabar, pavyzdžiui, matau kultūros protestus ir atrodo, mūsų yra tiek nedaug.
iš visos Lietuvos menininkų yra dar mažiau negu, sakykime, nes ne visi žmonės yra menininkai. Bet kai mes visi susibūrėm į vieną vietą, yra wow. Ta bendrystė yra tiesiog wow. Taip. Pažiūrėkite tą patį, kas Kaune vakar ar užvakar vyko, kai tą žudiką pagavo. Taip, žmonės susitelkė, sukūrė ten, man atrodo, Facebooko grupę, pagavo tą žmogų, nes kas būtų buvę? Būtų jis dar kažką nužudęs, tikrai. Jo, Ir arba kai bandė. tą mergaitę pagrobta, irgi ją ieškojo ir tikrai, sugebėjo ją surasti. Ir viskas yra dėka piliečių. Taip. O kaip manai dėl viso jaunimo įsitraukimo, pavyzdžiui, į patriotiškumą ir, sakykime, galbūt kariuomenės principų, įėjimą į kariuomenę, visus šaukimus, nes iš tiek, galbūt tu labiau pasakytum negu aš, vis tiek iš vaikino pusės. Tai aš asmeniškai kaip vaikinas, aš jau esu suplanavęs, kad ateitį aš sėsiu su kariuomenė. Suprantama, kad ne visi to nori, bet aš ir noriu karo akademijoje studijuoti būtinai, nes iki karo Ukrainoje aš visiškai neįsivaizdavau, ką aš darysiu gyvenime, nes man labai daug dalykų patiko, bet ėjo karas Ukrainai, pamatėm, koks iš tikrųjų žiaurus, bedievis mūsų priešas yra, kad jiems nieko švento nėra. Jie viską tik vagia ir grobia iš mūsų, patys nieko negali sukurti. Ir tas dalykas iš tikrųjų tikrai skatina eiti ir ginti. Aš yra tekę bendrauti su vaikinais, kurie, sako, kad, karas bus, tai tikrai bėgsiu, nes žiauriai bijau, nenoriu eiti kariuomenę, nes tikrai mirsiu tenais ir dėl to vengia tos karo tarnybos. Bet mano nuomonė yra tai, kad, atitarnauk tos 9 mėnesius. Aš suprantu, jeigu tu nenori su kariuomenė sėti gyvenimo ir tu nori kažką kito studijuoti, bet tu atitarnauk tos 9 mėnesius. Aš suprantu, kaip prieš 10, prieš 15 metų, kada Lietuvos kariuomenė neturėjo normalaus biudžeto, kada dar galimai gyvavo tie visi iš sovietinės armijos kilę stereotipai, kad ten muša tuos kareivius, ten valgo košę kiekvieną dieną ir jokios ekipuotės neturi, tai jau nebetiesa. Jau po karo Ukrainoje, kaip mes dabar matom, kad jau moka už tą tarnybą. Jeigu ypatingai kaip savanoriai nueis, tai jums ir sumokės nemažai. Daugiau moka. Taip, kuo toliau, tuo daugiau, tuo geresnės sąlygos, nebereikia kažkokiuose šaltuose, šlapiuose barakuose mieguoti, viskas daug geriau yra. Visos tas 9 mėnesiai yra disciplinos ugdymas, daugiausiai tavo fizinis paruošimas ir disciplinos ugdymas. Plus, jeigu jau būtų karas Lietuvoje, tai padarytų tą privalomą, kad visi vyrai turbūt negali išvažiuoti iš Lietuvos, ir jokio tau skirtumo, ar tu buvai tuose šaukimuose, ar tu nebuvai, vis tiek tu turėsi pasilikti ir kariauti. Taip, ir jeigu iš tikrųjų karas bus, tai, realiai ir bus taip, kad karo atveju tu neturėjai jokio prieš tai mokymo, tai bus, kad tave per kokias 2 savaitės paruoš, duos ginklą ir sakys, tu realiai ir patrankų mėsa ir būsi. Taip, o jeigu tu būsi, nueisi per tos šaukimus arba savanoriškai į tą privalomąją karo tarnybą, tu turėsi bent jau pagrindą. Taip, turėsi pagrindą, tau nereikės tiesiog galvą už tėvynę padėti, tu iš tikrųjų, tu ir apginsi Lietuvą ir darysi pokytį. Ir pačiam to bus žymiai lengviau. Taip, ir tau bus smagiau, tu galėsi Call of Duty tikram gyvenime žaisti. O jeigu nebus to karo, šiek tiek galės prisiliesti, pavyzdžiui, prie kitokios sferos, kurios galbūt tu net ir nenori, bet vis tiek gausi paragauti, kaip ten viskas vyksta. Ir plus moka dabar už tai. Taip, labai nemažai. Ir kariuomenė vis tiek, vyrui, kiekvienam vaikinui, kariuomenė yra vyriškumo mokykla. Ir prideda charakterio. Taip, jeigu neplanuoji tiesiog atitarnauktis 9 mėnesius, tap geriau savanoriu, dar kad tavęs neprivalomai šoktų, bet tu nueini kaip savanoris, tau ir sumoka normaliai, atitarnauji, susirandi puikių draugų ir jeigu matai, kad atitarnavau viskas, tai po to įvykio tiesiog varai studijuoti ten, kur tau reikia, kur nori. Plus, tada po kariuomenės gali dar gauti 0,5 balo prie konkursinio balo, tai tau net studijam padėtų. Ir aš nemanau, kad yra ten antiek žiauru, kiek visi galvoja šiaip. Jo, jau. Yra stipru, tikrai. Reikia turėti biškį, stuburą ir nebūt labai skistam. Turbūt, kaip sakei, nebedaužo ten nieks. Nebedaužo, jau nebėra to sovietinio stereotipo. Jau tikrai aišku, kad ir koks tu žmogus ateini, iš tavęs vis tiek padaro vyrą pagal tą Mulan dainą, I'll make a man out of you. Tai, vis tiek, tu nueini, vis tiek tave paruošia maksą, kiek gali iš tavęs. Tu atiduodi save, tu ir sustiprėji, tu tik į gerą visą tai išeina. O kad reikia, tai reikia tam, kad išgirstų 30, net ne 30, 100 žmonių laukia stojančių, dėl to reikia. Tas yra normalu, paruošia tave. Yra tasai posakis, sunku pratybose, lengva kare, nes kare visi rėkauja, nes sprogimai, šūviai, baimė, visa kita. Tai jau žinai visą principą, kaip viskas veikia. Taip. O gal žinai kokius stereotipų, pavyzdžiui, apie patriotišką jaunimą arba apie nepatriotišką jaunimą? Aš manau, kad
Toksai vienas stereotipas apie patriotišką jaunimą yra tai, kad kai kuris, tikrai ne visas, nes 99% patriotiško jaunimo yra superinis, bet gali būti, kad tas 1% kartais būna radikalus. Toks jaunimas, jisai žiūri į tas mūsų Lietuvos praeities nuoskaudas, į tai, kad ten Lietuva vežė senelius tėvus į Sibirą. Tas yra skaudu iš tikrųjų, bet tie žmonės, jie labai radikaliai pažiūri, jie galvoja, kad viskas, karas, mes keliaujam ten, sprogdinam taškom, žudom visus priešus, atkeršėm jam už tas praeities nuoskaudas. Arba koksai patriotiškas jaunimas, kad oi čia kokie negalim įsileisti absoliučiai jokių užsieniečių, nes jie iš tikrųjų kažką labai blogo padarys arba dar kažkas kito bus. Tame yra tiesos, nes galim pasižiūrėti į Švediją. Viena iš saugiausių ir laimingiausių šalių pasaulyje, atsivežė visokių imigrantų ir viena iš pavojingiausių šalių dabar yra. Ir labai nesaugu. Tai tame yra tiesos dėl jų baimių. Bet radikalumas, jis turėtų būti minimalus labai. Ir mes tikrai turėtume išlaikyti viską proto ribose. Nes kai viskas yra proto ribose, tai mes ir klestėsim, ir saugi šalis išliksim, ir tik į gerą viskas išeis. O kaip tau istorija? Kiek tau su istorija sekasi? Nes vis tiek šnekam dabar čia apie Lietuvos visus nuoskaudas, apie religinius dalykus ir vis tiek, visą tai apima istorijos sluoksnis. Tai istorija yra mano arkliukas. Istorijai nuo mažens domino. Skaitydavau visus žurnalus, visus History Channel žiūrėdavau. Žiūrėdavai trečią lentyną? Iš tikrųjų žiūrėdavau trečią lentyną, bet kai kurie tie Arno video, jie nuteikia tą savo balso toną, užstato tokią muziką ir man baisus tie video. Aš iki dabar net negaliu visų žiūrėti, nes... Horror istorijos. Taip, siaubo istorijos, ten baisu. Bet man tai labai įdomu būdavo, tas jo balsas toksai, jisai toks paveikiantis būdavo. Taip. Toks, žiūri užsihipnotizavęs, kas dabar bus. Taip, labai iš tikrųjų, aš ne visas žiūrau dalis, bet labai įdomios trečios lentynės istorijos, bet aplamai istorija mums lietuviams yra nepaprastai svarbi. Be istorijos mes negalim ateities savo kurti, nes iš istorijos mes galim pasimokinti. Matėm, ką darė mūsų protėviai, mūsų buvę vadovai, mūsų seneliai, tėvai, kaip jie kovojo, ką jie gero darė, gal ką netinkamo jie darė ir mes pagal tai nusprendžiam, kaip puoselėm tą savo ateitį. Ir tas yra labai svarbu iš tikrųjų. O kuris tau laikotarpis istorijos labiausiai patinka? 20 amžius. Tai maždaug čia nuo 1900 iki 2000, kada tas man istorijos laikotarpis labai patinka, nes vis tiek pirmas, antras pasauliniai karai, labai daug vaizdo medžiagos, garso medžiagos, netgi video medžiagos, tas labai padeda geriau susitapatinti, įsivaizduoti ir Lietuvos valstybės istorija prasidėjo tame 20 amžiuje. 1918 paskelbė nepriklausomybę ir įkūrė valstybę. O ko manai mes galim pasimokinti iš praeito amžiaus ir ką galim panaudoti šiais laikais, nes vis tiek minėjai, kad mokomės iš istorijos klaidų ir galim sužinoti, ką padarėm gerai, ko ne. Tai kokius dalykus mes galim pasimti? Mes turim būtinai žinoti, kad mūsų laisvė nėra duotybė, kad mūsų seneliai, proseneliai, protėviai, jie laisvę realiai krauju gynė. Jeigu ne krauju, tai jie buvo ir įkalinti, ir tremiami į Sibirą. Mano paties seneliai buvo ištremti į Sibirą. Jie gynė laisvę, jie už ją kovojo, jie nepasidavė tam okupantų spaudimui, okupantų tam visam žiaurumui. Jie kovojo, jeigu ne ginklu, tai dainuojanti revoliucija, Baltijos kelias, sausio 13, kada ir žuvo žmonės, ir mes juos prisimenam iki dabar, ir tas iš tikrųjų yra svarbu, kad mokyklose nuo mažens ugdyti tą mūsų patriotiškumą, nes patriotiška valstybė, kiekvienas, patriotiškumas yra kilęs nuo žodžio patrija, tėvynė. Kiekvienas žmogus, kuris myli savo tėvynę, tai jisai gali padaryti daug daugiau negu tas žmogus, kuris nemyli savo tėvynės. Ir visos tos istorijos ir viskas, ką yra perėję tavo seneliai, proseneliai ir kiti giminaičiai, tai yra įrašyta tavo DNR sistemoje netgi. Ir vis tiek tu tapatinėsi su tuo ir aš manau, kad kiekvienas turėtų su tuo tapatintis, nes tai įvyko ir panašiai gali įvykti. Kokią vieną istorijos pamoką turėtų žinoti kiekvienas jaunuolis? Nebūtinai iš to amžiaus, bet tiesiog. Ką turėtum žinoti?
gal vis tiek kažkas yra su tuo, kad kovas už laisvę jaučiu turėtų būti maždaug Geras klausimas. labai geras klausimas, žinokit. Net mes pagalvosim, mes dabar pamastysim. Mes Aš to padėsiu pamastyti, nes aš irgi atsakymo neturiu. Į šitą norėjau kažkaip ir atsakyti tą, kad laisvė nėra duotybė, bet kad vieną tokį sugalvoti skirti labai sunku. Sausio 13 vis tiek visi žinom daugumą, tikrai. Jo. Nors ir labai svarbus, bet mes visi žinom. O tos, kuri mažiau žino, bet reikėtų visiems žinoti. Man, pavyzdžiui, labai patinka patriotinės kovos. Kaip patriotai miškuose slėpdavosi. Jo, miško broliai partizanai. Jo, partizanai. Kaip aš prieš tai pasakiau? Patriotai. Kariuomenių lygiai. Jie visiškai nesutapo tokiuose. Paimk partizanus ir paimk mūsų priešų kariuomenę. Ir vis tiek, tai yra nelygiavertė kova. Mes techniškai pralaimėjom tą partizaninį karą. Aš sakyčiau, kad nepralaimėjom. Aš sakyčiau, kad jisai, gal mes pralaimėjom mūšius, bet karo mes nepralaimėjom. Jo. Mes turim laisvą Lietuvą. Turim žmonės, kurie vis dar nori, eina, gina Lietuvą, gyvena Lietuvoje. Mes kuo toliau, tuo mes geriau gyvenam. Tuo Lietuva turtingesnė, labiau išsilavinusi tampa. Mes pranoksim tokias valstybės kaip Didžioji Britanija. Ir kuo toliau, tuo geriau bus. Bet jeigu mes norim tai saugoti nuo mūsų priešo, tai mes turime tikrai ginti tėvynę, kas kaip gali. Jeigu gali ginklu, gink. Jeigu negali ginklu, tai gink žodžiu. Žodžio laisvė. Žodžio laisvė. Žodžio laisvė. Žinai, kaip sakai, pralaimėjom mūšį, laimėjom karą. Nes vis tiek, net jeigu pralaimi tą minutę, tai vis tiek prisidėjo prie mūsų nepriklausomybės. Taip. Ir prie to, kad mes galėjome ją turėti. Nes kas, jeigu nebūtų buvo partizaninio karo. Šiaip turėjau dar vieną klausimą, norėjau paklausti apie ar istorijos žinojimas keičia santykį, žinai, su tėvyne. Bet aš manau, kad mes tai labai aiškiai atsakėm, kad tai deda didelį indėlį. Tai yra, jaučiu, aš pats nemylėčiau taip stipriai Lietuvos, jeigu aš nesidomėčiau istoriją. Vis dar būčiau galvojęs, kad mažytė, paprasta šalis. Nieko neturinti gero. Taip, jo, bet kuo toliau mes žinom istoriją ir aš labai myliu Lietuvą ir aš džiaugiuosi, kad aš negimiau niekur kitur. Aš save tik kaip lietuvį įsivaizduoju ir nors jo smagu pamatyti, pakeliauti po pasaulį, pamatyti kitas šalis, kitas kultūras, bet iš to posakio visur gerai, bet namie geriausia. Ir man kas labai yra gražu, kad mes tą mažytę valstybę, bet mes istorijos turim tiek daug gražios. Man tarsi mūsų viduramžių ir LDK laikotarpis, pavyzdžiui, fantastiškas dalykas yra. Ta prasme, kad mes sugebėjom iki Juodosios jūros nusigauti pasaką tiesiog. Pasakyk vieną mintį, kurią norėtum ištransliuoti tiems, kurie pažiūrėjo iki galo. Aš iš tikrųjų cituosiu Charlie Kirką. Žinau, kad yra žmonių, kuriems jisai nepatinka, kuriems jisai labai patinka. Viena mintis, kurią iš jo girdėjau ir aš ją prisimenu labai gerai. Kalbėkit, nes kai nustojam kalbėti, tada kyla konfliktai. Ir aš negaliu su šito nesutikti. Mes galim visi skirtingų nuomonių būti, skirtingų religijų, skirtingų požiūrių. Bet jeigu mes nekalbėsim, mes negalėsim rasti bendro sprendimo. Negalėsim sutarti dėl to, kas visiems tiktų. Mes negalėsim egzistuoti kartu. Mes galim tikrai priimti viens kitą tokį, kokį esam, nesmergdami to žmogaus, nes kai yra abipusė pagarba, išklausimas, pokalbis, tokia yra tobula visuomenė. Ir mes pagal tai tikrai galim stengtis kurti geresnę ateitį, geresnę Lietuvą, geresnį pasaulį. Tai mes tikrai turim kalbėti ir net jeigu tau to žmogaus nuomonė, įsitikinimai, religija nepatinka, būk tas didesnis žmogus, be the bigger person ir pasisteng suprasti, kodėl tas žmogus taip galvoja. Nes kai tu jį suprasi ir išklausysi, tas žmogus jisai tave gerbs dėl to ir jisai bus pasiruošęs ir tave išklausyti. Bet tu turi būti tas pirmas, kuris tai padaro. Nes kartais reikia save pasikuten, kartais reikia būti tam pirmam, kuris pradinį veiksmą daro. Aš iš pradžių, kai tu pasakai, kad tu cituosi Charlie Kirk, aš buvau tokį išsigandus ir galvoju, o bože, mes nufilmavom 50 minučių tam, kad tu pacituotum Charlie Kirk. Ir aš buvau tokia dieve. Atsiprašau, kad sakau dieve, bet su šita citata aš sutinku. Communication is key. Taip. Nuo kalbėjimo viskas prasideda. Tai su šito aš tikrai sutinku. Laisvas žodis yra labai svarbus dalykas. Laisvas žodis, bet nepalaidas liežuvis. Ir leiskite savo kalbėti. Dėl to ypač esame mes čia.
jaunimas be filtro, kuriame leidžiame kalbėti laisvai, išsakyti savo nuomonę ir nebijome to laisvo žodžio. Taip. Čia buvo Elinga ir Teodoras. čia jaunimas be filtro. Ačiū. Ačiū.